Pro rudenio vartus rugsėjo takeliu grįžti į šalį tą, kur krykštauja vaikystė. Mažytę ranką, rugio želmenėlį tvirtai suspaudė savame delne. Tiki, užaugs žmogus, jo viltys, jo troškimai, maža sėkliukė, visada didžiu medžiu užauga. Tik reikia šilumos ir saulės spindulių. Visada su didelė pagarba prisimenu savo pirmosius mokytojus ir visus tuos, kurie mane lydėjo vidurinėje mokykloje. Didžiai gerbiu žmonės pasišventus šiam darbui. Geras mokytojas. Na, tai tas mokytojas, kurį visi mokiniai su pagarba prisimena ilgus metus už tas suteiktas žinias, už tą nubrėžtą kelią, kurio po to einame visi kartu. Geras turbūt tas pirmiausia, kuris sugebėjo paruošti, kad aš gerai išlaikyčiau egzaminą, taip sąžiningai sakau, nes jis tiek. O paskui pradėjai galvoti, kodėl jisai gerai paruošė. Reiškia, buvo patrauklios jo pamokos. Norėjosi tą dalyką mokytis, nes jisai ne vien tik tai galbūt sausai, bet kažkokį sudominimą turėjo. Tai vat matyt, taip ir buvo. O kokį norėčiau, kad būtų mokytojas, kokį įsivaizduoju geriausią mokytoją? Nu, gal reikalavimus aš didelius jam norėčiau kelti. Pirmiausia, tai vaikams mokytojas yra didelis autoritetas, ypač pradinėse klasėse, ir tėvų žodis yra niekas, lyginant su mokytojų žodžiu. Ir už tai tas mokytojų žodis turi būti labai sąžiningas, pažadus vykdantis. Kalba turėtų būti labai sklandžiai, kad vaikas galėtų sekti, kad mokytojas pasakė taip. Mokytojas, mano galva, yra žmogus, kuris sugeba perduoti visą savo gyvenimo patyrimą, kuris sugeba perduoti savo žinias, savo amatą, savo profesijos subtilybės. Tai yra žmogus, prieš kurį gali nulenkti galvą ir pasakyti ačiū mokytojui. Nežinau, ko gero visų pirma mokytojas tai ne vien tik tas žmogus, kuris tau patikė kažkokią tai informaciją, ne vien tam, kad jis tave kažko tai išmokytų ar tavo galvą dėtų kažkokių tai žinių. Aš manau, kad visų pirma tai yra draugas, tai yra psichologas, tai yra žmogus, kuris veda tave gyvenimo keliu. Geras mokytojas, tai pirma, turi puikiai išmanyti savo darbą, žinoti, ką daro, kaip daro ir ko nori, kokių rezultatų. Ir antras, suprasti mokinį ne tik kaip besistengiantį išmokti, bet suprasti jį kaip ir žmogų. Tai va, tai iš tikrųjų norėčiau palinkėti geriausiam mokytojui būti ir geriausiu žmogumi. Būk saulė ta, kuri visus sušildo, priglobia, glamonėja, įžiebk ugnelę širdyje, kuri diena dienon kaitriau liepsnotų. Lyg žiburys biliūno, širdies žibintą iškėlusi skubėk į šviesą, tik į šviesą savimi.
Kai išgirdau, kad mūsų buvęs mokinys nominuojamas Klaipėdos metų mokytojų, iš karto pagalvojau būtent apie šį mūsų mokinį. Mes aišku labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad būtent mūsų mokyklos mokinys bus nominuojamas tokiai garbingai nominacijai. Šitą mokinį aš prisimenu. Tuo metu buvau ką tik pradėjusi šitoj mokykloje neseniai dirbti ir šitas mokinys išsiskyrė savo tvarkingumu, žingeidumu, noru viską žinoti, visur dalyvauti. Ir jau tada matėsi, kad jis labai domisi vienu dalyku. Ir savo netgi anketose dar jaunesnėme amžiuje jis jau apie tai pažymėjo ir kalbėjo. Šitas vaikas buvo mano auklėjamojoje klasėje nuo 6 iki 8 klasės imtinai. Pavyzdingas, drausmingas, elegantiškas, visą laiką pasitempęs. Dalyvavo visuose klasės renginiuose, gimtadieniuose ir galiu jį paminėti tik tai gerų žodžių. Jau 8 klasėje, gal ir dar jaunesnis, skaitė knygas, kelionių aprašymus, istorinės apibraižas. Klasėje buvo mėgiamas, drausmingas, pavyzdingas. Vakar mačiau, kalbėti nelabai kalbėjau, bet pasisveikinome, kadangi esam žemiečiai iš Naujos Akmenės, jis mokėsi šitame kabinete, aš jam nedėščiau, bet mes viens kitą pažįstame ir kartu vertiname abiturientų darbus kiekvienais metais birželio mėnesį.